Paklausiu kažkur tai. Vienai, kur tas autobusas, va tai ta gatvė. Tai kur juos dės? Подожди, а конили, сколько что ли? Tau reikia Labą dieną. Sveiki. Sveikiname visus susirinkusius į akciją Laiškas pasaulio draugui. Klaipėdos miesto moksleiviai iš daugelio mokyklų dabar piešia ant asfalto. Visus jūs sveikina Juozo Karoso muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras. Pasidžiaukime visi kartu su vaikais. Šypsokitės, jūs filmuoja. Akcijos metu yra kuriamas filmas Laiškas pasaulio draugui. Piešinio dalyvius prašome laukti koncerto ir apdovanojimų.
как есть. Понимаешь, ну вот кораблик у нас, вот природа, Конечно. дома.
Asociacija ir Klaipėdos jaunimo centras šiandien vykdo akciją Laiškas pasaulio draugui. Jau lygiai mėnuo, kai Lietuva ES narė. Jūsų rašyti laiškai bus išsiųsti į ES šalis, tad mes galime tikėtis įgyti daugiau draugų, o draugystė tai jėga. Svarbiausia šiandien – linksmintis. Tai viso pasaulio vaikų diena. Sveikinama Klaipėdos mokyklų jaunuosius dailininkus, kurie piešia ant asfalto. Na, o jums dainuoja Doremiukai. Aš esu maža, maža, boružytė, juodi ūseliai kreipos, o akutė švyti. Ropoju aš susiveliu, skraidu tarp medžių ir gėlių, o vakare nutūpus ant žiedų. Galvoju, kad gyvent smagu, galvoju, kad gyvent smagu. Vervelė krip, krip, vervelė krip, 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 kojelėm trep, trep, kojelėm trep, trep, trep. Akelėm klap, klap, akelėm klap, 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 ūselis klap, klap, ūselis klap, klap, klap. O dabar ir tu gali, taip gali, vervelė krip, krip, vervelė krip, 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 kojelėm trep, trep, kojelėm trep, trep, trep. Akelėm klap, klap, akelėm klap, 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 ūselis klap, klap, ūselis klap, klap, klap.
sumanytoja Violeta Beresnevičienė apdovanos jaunųjų dailininkų darbus. Sveiki vaikai! Visi susirinkę į akciją Laiškas pasaulio draugui. Sveiki tėveliai, kurie atvedėte savo vadovus. Sveiki vaikučius, sveiki vadovai, kurie paruošėte kolektyvus. Norime padėkoti piešinių ant asfalto dalyviam savo nedidelės padėkas. Dėkojame akcijos Laiškas pasaulio draugui dalyviams Maksimo Gorkio viduriniai mokyklai už šaunų dalyvavimą. Kviečiame Maksimo Gorkio piešėjus. Vadovė arba vaikas, prašom paskubėti. Ir simbolinės dovanėlės. Dėkojame jaunimo centro dailės studijai Varsa. Varsa, vaikai iš Varsos. Dizaino būreliui. Jaunimo centro dizaino studijai Kukutis. Kukutis. Dėkojame dalyviam, kurie paskutiniu tik tai momentu atėjo ir dalyvavo pavieniai. Tai Versmės, Mašioto ir Lėlių teatro Trepsės piešėjai. Norime jiem padėkoti. Čia mergaitė iš kur buvai? Iš Mašioto prisistatė viena ir atstovavo visai mokyklai. Nusilenk visiems. Iš kur? Iš Versmės. Kiek jūs piešėte? Šiaip tai pradėjo pieš dviese, bet paliko viena. Ar skirsime apdovanojimą? Skirsime, ačiū. Ir čia? Trepsės. Jau teikit. Norime taip pat apdovanoti ir mūsų nedidelius laureatus, kurie piešiniai buvo itin ryškus ir skirti Birželio 1 temai ir akcijos Laiškas pasaulio draugui. Kuršių viduriniai mokyklai. Jau davėme patį. Dėkojame Simono Dacho vidurinės mokyklos moksleiviam ir mokytojai, kurie šauniai. Man atrodo, kad jie važiuos į Afriką. Ačiū. Dėkojame Vidūno vidurinės mokyklos moksleiviam. Viduniečiai, kviečiam, atbėkit mergaitės. Negirdžiu plojimų, tiek daug vaikų, mamyčių, tėvelių, koncertuojančių, paplokim. Dėkojame Ievos Simonaitytės pagrindiniai mokyklai, visai komandai už labai nuostabų piešinį. Jūsų piešinys bus įtrauktas iš tikrųjų į filmą. Dėkojame šauniai komandai ir dailės mokytojui, vaikų klubui Liepsnelė, kurie patys pirmieji užsiregistravo ir pageidavo dalyvauti šitame konkurse. Dėkojame Žaliakalnio viduriniai mokyklai, kurie taip gausiai susirinko ir Birželio 1 šventiniuose renginiuose dalyvauja ne pirmą kartą. Žaliakalnio vidurinė mokykla. Na ir mes tęsime toliau akciją, o laiškų konkurso dalyviai bus apdovanoti šiek tiek vėliau. Saulutė.
Vakar Klaipėdos mieste vyko moksleivių akcija Nerūkymo diena. Diena, kai moksleiviai dar kartą įrodė atsisakantis neigiamų įtakų ir žalingų įpročių. Apie tai jums papasakos Klaipėdos jaunimo centro dramos studija Trepsė. Sveiki vaikai, aš esu Rudnasiukas. Dabar aš jums pasakysiu savo himną. Turam, pam, param, kam saldainiai, vaikam ir tam, tas, kas padainuos, turam, pam, param. Na, pakartokit kartu su manim. Turam, pam, param. Niekas negali pakartoti? Kas tu toks? Kas tu toks? Kažkoks labai piktas. O aš tai jums duosiu saldainių. Gaudykit vaikai saldainių. Na, O man? ir tu nori saldainių? Na tai, labas. Atstok! Labas, sakau. Atstok, sakiau! Jeigu tu su manim nekalbėjai, aš duosiu dar vaikam saldainių. Uždalinau vaikams saldainius. O man? Labas. Atstok! Aš tavęs nekenčiu! O aš tave myliu. Už ką tu mane myli? Už tai, kad tau sunku gyventi. Juk turbūt labai sunku kasdieną griežti dantimis ir būti piktam. Taip nelengva! Ir dantis nuo griežimo baigia sutiršti! Tu neįsivaizduoji, kiek man sveikatos ir nervų ta neapykanta kainuoja! O kiek apytiksliai tau tai kainuoja? Apie 10! Apie 10. Apie 10. Apie 10. Apie 10. O, palauk, neverk, O gal to pasidaryti lengviau, jeigu tu man suduotum? Gal ir palengvėtų? Na tai suduok. Na gerai. Na, ar jau? Ar jau? Vienas, Jau? Ar jau suduosi? Na? 3, Ar jau? dar ne, Jau? 4, Jau? ne, Jau? 5! Man palengvėjo. Ir išsiuntė. Gerai, siūsim viens kitam. Tai gerai, tu man parašysi, aš tau parašysiu. Tu man parašysi, aš tau parašysiu. Tai gerai, dar kartą pasisveikinime. Labas. Labas. Dar kartą. Labas. Tai jau einam rašyti laišką. Eime, rašysim laišką. Šoka vijurkas. Первый. Красивый, да, красивый. А вы... Ой, Я? оператор. Вы с Юнима центра? Нет, Moksleivių saviraiškos centras. Moksleivių saviraiškos centras.
Jurkas, linksmoji kukaračia. Akcija Laiškas pasaulio draugui dalyvavo 20 mokyklų. Vertinimo komisija atrinko pačius originaliausius ir įdomiausius laiškus, kurių ištraukas mes jums ir paskaitysime. Pasaulio vaikė, mūsų bendramžė, mes, paprasti klaipėdiečiai, rašėme tau laišką. Nežinome, nuo ko pradėti. Sunku, labai sunku prisiartinti jūsų dangų garsą, orą, balsą, jūsų širdis. Karas. Šis žodis man susideda iš 5 nelaimių. Kančia, ašaros, realybė, aukas, skausmas. Dabar aš noriu jums parašyti. Mes norėtume, kad viso pasaulio vaikus lydėtų tik nekalti, gal kiek vaikišką baimę keliantis karo prisiminimai, o lūpose skambėtų 5 žodžiai – tėvynė, atgimimas, išsivadavimas, kantrybė, augimas. Dabar gal kartu su jumis verkia dangus, bet mes tikime, kad pro nušvitusi pasaulio dangų mes pamatysime vieni kitus. Mes visi, pasaulio vaikai. Edgaras, Ieva, Šalnė, Giedrė, Živilė, Emilija, Akvilė. We, ordinary children of Klaipėda, are writing a letter for you. We don't know what to start from. It's hard. It's very hard to approach your sky, weather, voice, your heart. War. This word is made of 3 fatalities for me. Whale, assassination, rottenness. Now, I want to write. We would like that children from all over the world could remember only innocent, maybe childish fear causing war memories. And on everybody's lips would sound these 5 words. Polygenesis, equanimity, affection, clearness, easiness. Don't cry, children of the world. Let the sky cry for you. Through lightened up world, sky, we will see each other. We all are children of the world. Edgaras, Ieva, Šalnė, Giedrė, Živilė, Emilija, Akvilė. Dear friend, have you ever thought of making our world better and brighter? Or maybe inflame light in the hearts of all the humankind? Now we all have a great chance to make our choice, and it's to find the proper path in our life. It's such an age when we are ready to make good things, not only for our parents, but for all humanity.
So, dear friend, take your pen and try to awaken youth of the earth. It's my and your duty to arouse children for struggle against destruction and harm, against pain and poverty, against everything that carries evil to us and our universe. You are the next who is going to start a new life of making good to everything that surrounds you. I wish you good luck in all your undertakings. Natalia. Na, o dabar mes norėtume apdovanoti Laiškas pasaulio draugai konkurso laureatus. Taip, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos 9 M klasės moksleivė Giedrė Vaicekauskaitė, kurios mokytoja Lilija Bručkienė ir Kristina Kaufmanaitė. Kviečiame. Taip pat Vyturio vidurinės mokyklos 10 klasės mokinius Edgarą, Živilę, Ievą, Šalnę, Giedrę, Emiliją ir Akvilę. Jų mokytoja Indra Rakauskienė. Taipogi norėtume apdovanoti Žaliakalnio vidurinės mokyklos 11 klasės mokinę Svetlaną Sobčenko, jos mokytoja Gražina Gumauskienė. Žaliakalnio vidurinės mokyklos 11 B klasės mokinė Jekaterina Kuršunova. Ją paruošė mokytoja Galina Rengė. Ir Žaliakalnio vidurinės mokyklos 11 B klasės mokinė Natalija Curkaniuk, mokytoja Galina Rengė. Minėtus vyresniųjų klasių moksleivius, kurie dalyvaujate šito akcijoje, prašytume prieiti, jeigu jų Žaliakalnio mokyklos ir perduosit visom 3 Žaliakalnio. Iš daugelio mokyklų tai gausiausiai pasaulio draugam parašė laiškus ir tapo laureatais 3 merginos. Paplokim! Vazos ir modernios knygos. Jų laiškai jau netrukus bus įsiųsti į daugelį pasaulio šalių. Paplojame dar kartelį, paplojame. O dabar yra siurprizas. Yra vienas vaikas, kuris labai didelis. Tai mūsų Rimantė, kurie šiandien sukako 17 metų ir neišaugo iš vaikų amžiaus, bet kadangi renginio vedėjai yra 5 metus, norime pasveikinti ją gimtadienio progą. Prašome, Rimantė. Daug progų nebūna per daug, ypač vaikų gynimo dieną. Sveikiname, Rimantė. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store on the corner. The boy said he wants to get into the spot. I really don't wanna. You was like a hit last week. I must make keep cause don't get cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really thank you, my Lord. To me, love is just like a sport. Anything comes, it's all good. Let me jump in and celebrate my trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you, bitch, me, old man.
Pavargusias mintis. Tegu birželio 1 skelbia vasaros pradžią. Dėkojame visiems, kurie piešia ir tiems, kurie rašė. Tikėkime, kad nuoširdų žodžių iš Lietuvos pajūrio ras atsaką Europos šalyse. Būkite laimingi. Visada likite truputį vaikais. Na ir dar kartą jūsų birželio 1 sveikina gražios Vijurko šokėjos. Argas pareikia.